Ko mes Lietuvoje neturime, tai štai tokios parodos, kuri vyksta kaimyninėje Latvijoje, Rygoje. Tai yra Riga Outdoor paroda, kuri vyksta jau kelioliktus metus, o gal keliasdešimtus, tiesą sakant, net nežinau, bet nemažai lietuvių žino apie šį įvykį, kadangi čia suvažiuojama pasižiūrėti į įvairias tiek laivybos, tiek žvejybos priemonės, tiek ir pasirodo motociklus. Kaip man pasakė kolegos iš Latvijos, sako, tai yra didžiausia Baltijos šalyse motociklų paroda. Tiesa, prie įėjimo to nelabai įtartum, na, ten pačiam priekyje yra keletas motociklų reklamuojančių motociklų mokymo įstaigą, tačiau štai čia aš matau tokius didelius ir įspūdingus laivus. Aktualu, kad jūriniai Latvijos valstybei šie laivai yra gerokai aktualesni negu pas mus Lietuvoje, tačiau aš užeisiu į šią parodą ir pasižiūrėsiu, kas joje vyksta, na ir žinoma, parodysiu ir papasakosiu, ką joje pamačiau. Pirmiausia, užeisiu į kairėje pusėje esančią salę, kurioje yra įvairios žvejybos, šaudybos ir laivybos priemonės. Po visokių meškerykočių, voblerių ir žvejybos bei medžioklės laimikių. Štai medžioklės bokšteliai, na tokių daug dalykų, man jie nelabai aktualūs. Kailiai, kas sumedžioji, tą apsivilkai. Ponia balionuose sėdi, labas. Taigi, laivelis. Ir va, galim pasižiūrėti, aš čia daug apie jas nepasakosiu, tiesiog, kad susidarytumėt įspūdį, apie ką šita paroda. Tai kaip matėte, tiek ginklai, tiek meškerės, tiek ir štai sraigtasparnis. Ir štai jau prasideda visai rimta technika. Baltija Insurance. Įspūdinga jachta. Na ir štai, dešinėje pagrindinė salė, kurioje yra iš esmės vien tik motociklai, apranga, šiek tiek dalių ir štai pats pirmas kampas pasitinka oficialus Harley Davidson atstovas Latvijoje. Lietuvoje mes turim tik oficialų servisą, tačiau oficiali parduotuvė arčiausiai nuo Lietuvos yra būtent Latvijoje, kur galite įsigyti jums patinkantį Harley Davidson motociklą. Ir pavyzdžiui, štai Road Glide Limited 37 850. Štai yra įspūdingi kelioniniai Pan America motociklai. Na, kiekvieno skoniui ir, norėjau sakyti, kiekvieno piniginiai ne. Tie, kas turi tikrai nemažai pinigėlių, bet štai pradinis Sportsteris štai kainuoja gana įperkamų 16 900 eurų. Ir Harley Davidson tai yra gerokai daugiau negu motociklai, tai yra gyvenimo būdas, tai yra legenda. Ir štai solidus rimti vyrai prie solidžios ir rimtos technikos. Nemažiau tokia pati garsi firma, tik tai iš kito Atlanto kranto, senesniojo, tai yra Didžioji Britanijai, įsikūrė Triumph motociklai, apie kuriuos žinoma aš pasakojau nemažai prieš kelis mėnesius iš EICMA Milano parodos, lapkričio mėnesį. Apie tos motociklus esu papasakojęs toje parodoje. Na, o dabar jie atkeliavo štai į mūsų Baltijos pakrantę. O, matau, gerų draugų. Reklaminę pertraukėlę. Time break. Shutdown. Labas. Kaip yra? Hello. Tavas, mano geras draugas Aldis iš Latvijos. Gavosi neplanuota reklaminė pertraukėlė, kadangi Latvijoje žinoma daug čia kolegų, su kuriais galima pasikalbėti ir galima ilgai prakalbėti, tačiau laikas yra ribotas, tad einu toliau pasižiūrėti, kągi siūlo šita didžiausia Baltijos šalyse motociklų ir kitos technikos paroda. Taigi, kaip jau minėjau, pirmas stendas pasitinka Harley Davidson su
oficialiais Harley Davidson atstovais Latvijoje, kurie žinoma gali parduoti motociklus ir lietuviam. Na, o čia Triumph, Britų kompanija, alternatyva, beje, Triumph oficiali atstovybė yra toje pačioje vietoje, kur anksčiau buvo Harley Davidson ir kur iki šiol yra aptarnaujami Harley Davidson motociklai. Puikiai ir Lietuvoje žinoma CEF Moto kompanija, aš manau, tai yra didžiausi kiniškų motociklų gamintojai, bent jau labiausiai žinomi mūsų rinkoje. Nepagausi, bėgat greitai. Taip, sveiki. Linkėjimai į Lietuvą, kaip sakė. Jo, tai vat, vis tai latvius, tai lietuvius sutinku. Jo. Tai štai, sutikau ir čia, ir dar lietuvių. Tai yra vandens motociklai, o Sea-Doo, ta kompanija atstovauja tiek Sea-Doo vandens motociklų gamintojus, tiek ir Can-Am keturračius. Ir štai dabar pirmas pasaulyje serijinis elektrinis keturratis, aš prie jo gal prieisiu vėliau, o iš pradžių apsilankysiu lietuvių Motobase Sport salone, kurie turi štai tokią didelę ekspoziciją nuo jų atstovaujamų amerikietiškų Segway iki Riehų ir Fuji Motor motociklų. Taip pat apranga. Jūs gal prisimenate mano prieš kelis metus darytas motociklų apžvalgas, kur Motobase Sport buvo tų apžvalgų rėmėjai. Ir aš labai tikiuosi ir šiais metais pratęsti su jais bendradarbiavimą, rengiant motociklų apžvalgas, pristatant jums paskutinės motociklų naujienas. Ir štai toks tikrai įspūdingai didelis salonas. Priminsiu, tai yra lietuvių Motobase Sport kompanija, kurie atstovauja ne vieną žinomą pasaulinį prekės ženklą. Štai mano matytos merginos. Tai va. Ir grįšiu truputį atgal. Jie man paminėjo, kad štai šis bagis, keturratis, yra galingiausias pasaulyje, kuris turi ne 1 litro, kaip įprastai štai tie keturračiai turi motorus, o 2 litrų motorą. Pasižiūrėkit, kokia įspūdinga technika, kuris pasiekia 235 arklio galias, iki 100 įsibėgėja per 6 sekundės. Na ir kainuoja taip pat įspūdingai, beveik 40 000 eurų. Tačiau pasižiūrėkite, tai yra pilnai registruojamas aparatas, uždedat valstybinius numerius ir važiuojate į gatves. Na, o jeigu neturit 40 000 eurų, tai štai jums. Plant Force nuo 5 iki 9 000 eurų, Linhai, kiniški keturračiai. Ir beje, man ne vienas latvis minėjo, kad keturračiai Baltijos šalyse būtent yra populiariausi Lietuvoje. Jie važiuoja jų pirkti tiek į Latviją, tiek įsigyja ir Lietuvoje. Tad ši technika yra aktuali. Dabar aš prieisiu prie Motobase Sport, truputį pasikalbėsime plačiau apie jų atstovaujamus prekės ženklus, ką jie turi, ir dar pakalbėsime su vienu iš prekės ženklo atstovų. Na va, ir dabar aš pakalbinsiu Viktoriją, su kuria mes jau bendravome prieš kelis metus. Žinoma, ne kamerai mes bendravome, dažnai turiu mintį, kad vis susitikdavau pas jos Motobase Sport salone. Ir Viktorija, tu man dabar primink apie savo veiklą, apie įmonę, ką jūs darote, ką atstovaujate ir kokie yra jūsų planai. Aš pati asmeniškai dirbu jau 10 metų, šiemet yra jubiliejiniai mano metai, ar ne? O atstovaujam, žinokit, tikrai vienus garsiausių prekinių ženklų, tokius kaip Riejų, Fuji Motor, Segway, Linhai, TGB, Kaberg, O'Neill. Aš čia turbūt galėčiau vardinti iki vakaro ir dar turbūt ir nesustot. Vat matot, koks mūsų stendas pilnas, turim visko ir dar daugiau parodyti. Nu ir turim vieną išskirtinį svečią šitam stende, kurį mes galime pakalbinti ir nedažnai pasitaiko tokia proga iš tikrųjų. Turbūt didžiausia šios parodos, ar ne, didžiausia mums nusišypsojus laimė yra, kad atvyko pats gamintojas į šią parodą. Nes dažniausia pasaulinėse parodose, kai buvo Milane paroda, tu eini ir kalbi tiesiogiai su gamintojais,
mūsų regione ar kaip kitose regionuose visgi tai yra atstovai, kurie, reiškia, parduoda tas prekes, tačiau kad paties gamintojo būtų atstovas, reiškia, kad pats gamintojas būtų. Tai toks nedažnas variantas. Nedažnas, tikrai ir labai sveikintinas, sakyčiau, ir labai dėl to džiaugiuosi. Tai va, tai einam, susirasim Fabio ir pakalbinsime apie jo ženklus. Būtinai. Kaip jau sakiau, tai yra oficialus O'Neill atstovas ir paprašiau šiek tiek papasakoti tiek apie kompaniją, tiek ir apie atstovaujamus prekių ženklus, tiek ir apie produktus. Fabio. Hi, nice to meet you guys. So I'm here representing O'Neill. O'Neill as a brand in the world, in Europe, and not just O'Neill as a brand, but Gravity Sport Group as a group of brands coming together to sponsor the beautiful passion of motorsport. O'Neill was founded 50 years ago in California, then they split, and now we have a headquarters for the whole world aside from USA in Germany. What we offer are motorsport equipment, safety equipment and gears of 3 brands. O'Neill is our main brand, which is focused and has its base on motocross. Then we have Kini Red Bull and One Industries. With O'Neill, we develop gears for enduro, motocross and adventure. As I was saying, our core business is motocross, so where safety, reliability, endurance are the base of our philosophy. So, and the philosophy is to have a good quality for a affordable price, because we would like to offer the possibility to everyone to enjoy this wonderful sport, which is the motocross. Here you can see example of our gears, from top level option as our Mayhem gear to entry level option as our Element gear. And for every step, what we offer is that the rider can have the possibility of choosing his own style, his own performance also level. So from the very beginner with the Element, we can gear you up with less than 300 euros head to toe, to the more sophisticated Mayhem, where we can we add for every step more details like, for example, ventilation, leather protection on the knee, and so on. But what lies beneath is like a development that aims for every season to offer some news, some even better, always better quality, and a fantastic gear that and graphic that can catch not just the eyes, but always make you stand out in the market. For example, this is our retro line that brings back a little bit of the old style, rider style, and put you in an outstanding visibility. Thank you guys for your attention and for your time. I hope to see you all riding some of our equipment, and as we always say, enjoy the ride. Thank you. Tai va, tokie vat reikalai iš lietuvių Motobase Sport stendo. Tiek su Rieku motociklais, tiek su O'Neill apranga, tiek su štai Kudžiai tokių įspūdingų cruiserių SRV 600. Ir žinot, kas įdomu, kad čia yra V4 motoras. 4 cilindrų V4 motoras, ir man bus labai įdomu išbandyti šį motociklą ir palyginti su niekuo kitu, o Ducati DVL cruiseriu. Taip kad pasiruoškite galbūt nustebimam, galbūt netikėtumam. Seniai girdėti prekės ženklai, kaip Java. Ir štai Java bendraamžis domisi motociklais. O čia BSA. Britų prekės ženklas, apie jį aš pasakojau taip pat Milano parodoje. Štai žinoma šalmai, žinoma aprangos, keturračiai, Benda. O, mano pažįstami Benda motociklai, kur taip pat štai su V4 motoru. Štai jisai Napoleon Bob. Kaina 6800 eurų. Aš jums negalėjau parodyti kainos, kai rodžiau šios motociklus Milano parodoje. Tačiau štai dabar matom tas kainas, ir kainos yra tikrai įspūdingos. Štai kaip gražiai atrodo. Nežinau, kas čia gražiau atrodo. Ar motociklai, ar merginos.
Kubatūra tokia kaip ir nedidelė, 250, tačiau stilius tikrai įspūdingas. Čia yra parašyta, kad naujas KTM atstovas, tikėtina Latvijoje. Oho, širdis pradeda plakti tankiau, pamačius tiek raudonos spalvos. Štai XDV-lis V4, nei daug, nei mažai. Ir štai, pasižiūrėkite, koks grožis. Ducati Riga su štai tokiu stendu, įspūdingais Ducati motociklais, nuo Diavelio iki Multistrados. Na, štai, galima prisėsti ir išbandyti savo sėkmę lenktynių trasoje, pabandyti veikti Marką Markesą, kuris čia dar su Honda spalvomis, kiek matau. MV Agusta irgi įdomu. Na, čia labai gražu. Čia tikrai labai gražu. Žiūrėkit, koks spūdingas MV Agustas dizainas. Super veločia. Turiu pasakyti, kad gyvai šitas motociklas atrodo geriau negu kai aš jį mačiau nuotraukose. Štai koks spūdingas priekis. 24 000, nei daug, nei mažai super veločiam. Tai yra brutalė, dragsteriai. Nuo kainos kaip kainos, patys matote. Nuo 12 600 iki jau mano minėtų 24 000 eurų. Ir vos nepraleidau vieno tokio tikrai svarbaus kampelio, nors ir visiškai minimalistinio, tai yra motociklų tuningas. Dailyba, ar kaip be pavadintum, bet tai tas dalykas niekaip nesikeičia. Ir štai yra keli motociklai, kur tikrai verta atkreipdėmėsi. KTM RC8, kiek žinau, tai yra sportinis motociklas, tačiau perdarytas iš štai tokį Street Fighterį ir antros vietos tuningo nugalėtojas, visiškai originali priekinė šakė, pagaminta iš aliuminio. Na, taip pat toks žibintas labai įspūdingas. Taip pat, tikrai labai senas GTS 1000 Yamaha motociklas 95 metų. Pasižiūrėkite į galinį ratą. Tiesa, nedetalizuojama, kurios kartos 5 serijos BMW, tačiau visiškai unikalus stiklo pluošto aptakas priekinis ir štai toksai įspūdingas roadsteris. Ir čia jau pats savaime legendinis Yamaha MT-01 motociklas su įspūdingu V2 varikliu, tačiau daug perdarimų. Ir štai kaip atrodo tas MT-01, kai ir be to, kad išskirtinis motociklas, tai dar yra ir perdarytas. Ir štai toks darbščiųjų rankų būrelio kampelis. Čia nais. Štai čia yra Morbidelli motociklai. Štai čia yra Royal Enfield motociklai. Na ir čia yra mano geri draugai Dude Bikes iš Latvijos. Jie atstovauja ne vieną prekinį ženklą, jie turi savo atstovybę ir Lietuvoje, tai yra Moto Morini, Lambretta, Mesh ir dar ne vieną prekę ženklą. Ir aš pakalbinsiu vieną iš savininkų. Hi. Hello. Hi, Jurgis. Hello. Nice to see you again. Nice to see you. Last time we saw each other in Milan. In Milan at EICMA. And how was going in EICMA for you? It was great actually, because a lot of news from Moto Morini, as you can see. Wide range of models, new 1200 cc bike. Yeah, that's the newest one. That's the newest one, Yeah, right? exactly. And I said it looks for me like Ducati Multistrada V4. Exactly. Just the price is just a little bit different. And 3 aluminium 14 case set tūkstančių. included actually. It's aluminum cases included. Yeah. Įsivaizduoju, 14 tūkstančių su visais krepšiais, kelioniniais, metaliniais, aliuminiais, 14 tūkstančių Moto Morini. So, tell me please something about Moto Morini, the brand itself. Is it Italian or is it Chinese or how it is? It's one of the oldest Italian motorcycle brand. It's since 1937, and till 2018 it was expensive Italian made old bikes. Back in 2018 they were bought by a big Chinese group which invested a lot of money, and now you can see all the range of bikes.
and still designers, developers, engineers are based in Italy. Main office is in Italy, assembling in China. So that is a short story. Italian brand motorcycle. Yeah, exactly. That's good. Yeah. What other brands you represent? We represent Segway quads, Okay. March motorcycles, Okay. Mondial motorcycles, and Lambretta scooters. Okay. Tell me, do you feel any difference between Latvian and Lithuanian bikers? Which bikes we Honestly, yeah. I would say, sorry Lithuanian customers, I would say Latvians are more open for new brands, for news. But I feel we have a store in Vilnius, in Naujamiestis. Okay. But we feel that the Lithuanian customers prefer more like well-known brands. Traditional ones. Traditional BMW, Honda, Yamaha. Okay. And they choose sometimes to buy old bike, used bike, but Instead of a new one. Instead of a new one with a warranty and like I don't know why. In Latvia, like we sell like really a lot of Moto Morini bikes, in Estonia too, and in Lithuania a little bit less. And I can assure you, when I was a jury member of Lithuanian Motorcycle of the Year, I tested Moto Morini. It was a really perfect bike. Good looking because it's Italian, and it was really fast, really nice riding, and this one is even more fast. Yeah, its price, quality, design, performance is very well, I would say. Absolutely. At least very let's well. go, Lithuanians will get more open. You are welcome to our Vilnius store. Good. Nice to see you. Nice to see you. Thank you. Bye. Tai va, toks vat pasikalbėjimas su šauniais Latviais iš Dude Bikes. Aplankykite jų saloną Naujamiestyje. Visą laiką galėsite rasti ar Moto Morini motociklą, arba štai Mondial, tokį labai simpatišką miesto skramblerį, ar Lambretta. Lambretta tai yra legendinis vardas, kuris konkuruoja su Vespa skuteriais, ir jeigu Vespas jūs tikrai dažnai matote, jos yra populiarios ir gerai atstovaujamos Lietuvoje, tai Lambretta yra kur kas retesnis motoroleris ir, tikrai vertas dėmesio. Taigi, labai šaunus Dude Bikes stendas su jų atstovaujamais prekių ženklais ir, kągi, iš esmės viskas artėja link pabaigos. Čia jau ne Milanas, čia jau ne kelios dienos vaikščiojimo, o, kaip sakosi, geriau taip negu nekaip. Paprašiau, kad man užvestų šitą Moto Morini Escape 1200. Started. Wow! Wow! Sako, negalima to. Wow! Yeah. Absolutely, absolutely. Driving also. Can you sit on it? I'm almost 2 meters. 2 metrų aukščio žmogus. What's about warranty? There is a 3 years warranty without some mileage, and also our company take it back. For example, if you want to change this bike for another bike, for I don't know, next year we will get like GT version, then we take it back. Okay. Of course, we will take from you money second time, but we are promised that you will be laughing and we are happy. Yeah, something like that. Great. And you are always welcome in Vilnius shop and take it for test drive, and let's see how nice this bike is. Tai štai tokie reikalai iš Riga Outdoor parodos. Ne tik motociklai, tačiau ir kita technika. Ir akivaizdu, kad tai nėra kažkokia pasaulinio dydžio technikos prezentacija. Tai yra lokali Baltijos šalių paroda, tačiau geriau tokia negu jokios, kaip jau sakiau. Būtų smagu turėti šios technikos parodą ir Lietuvoje, tačiau žinoma ir iki Rygos nėra toli nuvažiuoti. Tuo labiau, kad jeigu renkatės ar motociklą, ar keturatį, tai visą laiką galite pamatyti gyvai, kaip tie dalykai atrodo.
tikriausiai galite, akivaizdu, kad galite susitarti ir dėl šios technikos bandymų, atsisėsti su leidimu, žinoma, ant motociklo ir išbandyti savo patinkančią techniką. Negaliu pasakyti, kad čia labai pavargau, apėjau per porą valandėlių, žinoma, jeigu turite kažkokių nusimatę savo įdomių dalykų, kuriuos norite apžiūrėti nuodugniau, tada jūs, žinoma, praleisite čia daugiau laiko. Na ir kągi, galiu tik pasakyti, kad susitiksime kitose motociklų ir motociklų parodų apžvalgose.